Kaip pavyko treniruotė būtent su jaunosiam krepšininkais? Aš manau, pavyko. Aišku, buvo malonu, kad turėjau porą padėjėjų, kurios labai šauniai atidirbo. Ir aš tikiuosi, kad kažkas buvo naujo, kažkas liks galvelį, ką panaudos treniruotėse ir rungtynėse. Kaip manot, ar tokie dalykai būtent reikalingi? Treniruotės su kitais treneriais, toks pabandymas? Be abejo reikalingi, nes vis tiek treneris gal jis tą patį sako, bet jis sako kiekvienam tą patį. Ir kai ateina naujas treneris pasako, lyg tai esmė tą patį, bet kitais žodžiais, atrodo kažkas naujo, jį priėmė visai kitaip. Aš manau, be abejo reikalinga. Kuo įvairesnis ir kuo, sakykime, trenerių iš meistrų komandų ateis, tuo įdomiau ir pačiom panelėm yra stimulas. Apie tą merginų lygį kalbama įvairiai, tačiau matyt to entuziazmo netimsi, nes suvažiuoja merginos tiek iš Radviliškio, tiek iš Alytaus, Kėdainių, Šiaulių, ar ne? Tai yra malonu, kad krepšinis gyvuoja, sakykime, periferijose, mažose miesteliuose. Praktiškai yra patirtis tokia, kad rinkinėse, ankstesnėse rinkinėse žaidė žaidėjai praktiškai iš rajonų. Tai yra džiugu, kad tai gyvuoja, kad tai tęsiasi ir aišku, tai reikia, kad atvažiuoja. Pirmadienį 12 valandą treniruotė, tai vadinasi, trenerių entuziazmas yra, ir tėvelių entuziazmas yra, ir tiek pačiams tėveliams, kad juos išleidžia pirmadienį.